Labas draugai, sveiki atvykę, 18 serija nuo Vargolio iki Turtuolio. Tai šitą seriją pradedam, kaip ir praeitoj serijų sakiau, nuo stogo dengimo darbų. Tai atvažiavo pas mane du vyrukai, abu gintarai, iš įmonės gintariniai stogai ir padarė stogą. O. Nuostabiai gražiai padarytas stogas, viskas ledas, vandenuks nebebėgs, viskas tvarkoj. Bus galima vėdinti, sausinti ir bus kaip normalus, tvarkingas sandėlys. Tai va, už tą darbą pasiėmė iš manęs 700 pinigų, reikėjo papildomų rulonų, kad ir ant kaimynų pusių užversti, padarė alsuoklį. Ir va, tai tų pinigų iš biudžeto manau, kad neatskaičiuosiu, nebent sakysit komentaruose, davai atskaičiuok, pabūk savo geras, atskaičiuok tas pinigus. Tai dabar dar rulonas vienas liko, ne visai pilnas, tai jeigu kada ką prireiktų, kad būtų atsargoj, aš pusiau pradėjęs ardyti jau A8. Tai kol kas su manim pasatė yra buferis, bagažinė, realiai visą galą praktiškai nuardžiau. Grįšiu vieną garažą, galėsiu biškiuką parodyti. Iš šito garažo dabar ką reikės, tai tik tai susitvarkyti fasadą, įsilupinėti va tos krūmynus, gražiai gal su kokiais plytelių klėjais nusitepti, nusilyginti, žodžiu, kad būtų gražu tvarkinga. Ir reikės žiūrėti čia kokių darbelių, kad galėčiau palikti ilgesniam laikui garažo duris pravertas, kad vėdintųsi. Tai ar kokių, neįsivaizduoju, ne. Kažką sugalvosiu, ką čia priveikti, kad ilgiau šitam garažė prabūt. Šiukšlės vyrukai susirinko, nepaliko man nieko, man tik va tas dvi, realiai 3 padangas, nes trečią nežinau, ne čia kam priskaityti, ar man, ar kaimynui, kurio nėra. Dabar reikės tik tai su šalia esančio garažo kaimynu kalbėti irgi, kad savo stogą susitvarkytų, nes kas juokingiausiai, jis apie porą mėnesių man vis pamatydamas zyzė, kada stogas, kada stogas, kada stogas, kada stogas. Dabar aš galėsiu tą patį sakyti. Sakė vyrai, kad tipo kažkas buvo bandyta palopyti, padaryti ragas tam stogui. Tai dabar lipsiu ant kupro žmogui, galės irgi daryti stogą. Jeigu ne, iš manęs bus kiekvienas. Kada stogas, kada stogas, kada stogas. Nes jeigu man zyzė, reiškia pas savį tipo skaito gerų, bet dabar man bus bėda, jeigu jisai nesitvarkys. Nu žodžiu, per daug aš čia įsiplėčiau. Tai persikeliam į kitą garažą, parodysiu, kas gero su ta Audi. Einu dabar dar dalis išsikrausiu, pasidėsiu ir toliau krapštytis prie A8. Ir mes dabar jau kitam garaže, kur stovi storulė, jau su nuardyta subinė. Tai nėra bagažinės, nėra lempų, nėra bamperio. Viduj irgi daug maž išdraskyta viskas, kas buvę. Čia pilna visokių dalykų. Yra CD changeris, yra vakuuminė pompa. Yra biški taip tokių nuo perikurkių pompų. Reiks patikrinti ar veikiančios. Yra visokių blokelių, stiprintuvas. Tai labai geras dalykas. Tai žinau, gerą pinigą kainuoja. Žodžiu, taip pabiški draskoma. Duslintuvo gabalą išėmiau. Tikėjausi, kad krioks, dabar kaip turi kriokt. Nieko, taip pat tyliai. Nesąmonė, skemas. Kam tas duslintuvas tada, jeigu taip pat tyliai groja. Šitą ratą reiks įmesti pardavimus, pabandysiu kokį 50 pinigų gaut, gal netyčia išeis. Šitie vertinami, bet kaip komplektai, kaip vieną gal niekam nereikėtų. Ir kol kas prie A8 tiek darbų. Neužilgo reikės truputį išvažiuoti. Tai turbūt nelabai ką ir kipsiu dabar daryti. Po to grįžęs, gal dar šiandien pakrapštysiu ją.
Va tiek apardyta dabar Audi, einam apsižiūrėsim bendrą vaizdą. Iš A8 lieka kol kas tiek. Durelės nuimtos, kapotas nuimtas, bagažinė nuimta, lempos visos nuimtos, pusė duslintuvo nuimta, nieks nešviečia. Salonas kol kas paliktas, salone viskas šviečia, gražu. A važiuoja, kad smagiai. Tokį išlengvėjus dabar, gryna raketa. Einam dar pasivėžim biškį, kartu paimsiu. Nu, draugai, prisisekit diržus, nes durų nėra, galim iškristi. Važiuojam. Bet iškart automobilis įgavo galios. Iškart gyvesnis pasidarė, tiek svorio numetė. Ratus įvelė. Grynas prikolas. Dabar nenoriu net atsikratyti ją. Bet į miestą neleis pareigūnai su tokia važiuoti. Vėl bėda. Tokia dilema. Reiks toliau ardyti. Vis tiek atsiras žmonių, kam saloną reikia, reikės saloną išimti, kažkam skydelio reikės skydelį išimti. Vairo reikės, be vairo nepavairuosi. Pasidžiaugiam su mašina. Galima šiandienos darbus pasibaiginėti. Net nežinau, čia aš per jos užimą, baubimą, ar labai girdėjaus, ar ne. Šiandienai bus tiek. Kitos dienos darbus. Važiuosim iškraut pasatėlį į kitą sandėlį, į kitą garažą ir viso. Rytoj atvažiuos dalių nusipirkt kažkiek. Bent jau ratą paims garantuotai. Dėl bamperio klaustukas, bet gali būti, kad paims. Žodžiu, ką paims, pranešiu. Ir visą darysiu skaičiavimą bendrą dar nuo mašinos. Davė man pasiūlymą žmogelis, tikrai taip įdomi, kiek mokėjau ir kiek visi tie metalai, kiek visos dalis, kiek viską grinai, kiek pati vat mašiną padarė. Ta pat realiai apie 100 irgi galėjau daryti, aišku, visus pinigus skaičiavau, tai bus irgi mintys visai tokia, kad ir apie 100 dar padaryti. Bet va, galim persikelti į kitą dieną. Dar prieš važiuojant darbuotis prie Audi, nutariau, kad reikia truputį atlaisvinti garažus ir pasidaryti vietos, pridodant tarą. Tai jau šitą taros krūvą. Noriu padėkoti Litvidui ir Žydrūnui, kad savo tarą turėtą atvežė iš namų, iš mašinos man, prisidėjo prie mano taros augimo. Smagu, draugai, kad jūs tingit priduoti, nes aš irgi tingiu, bet man reikia. Tai važiuojam, prisiduosim tarą, pažiūrėsim, kiek čia gausis. Nemanau, kad bus daug, kažkas link 20, turbūt tikrai nedaugiau. Bet kad ir 20, kad ir 15, kad ir 10, kad ir 5, vis tiek į namus, ne iš namų. Ir dar prie to pačio nutariau pasiimti savo turimus akumuliatorius ir šviną. Tai truputį atsilaisvinti nuo vieno, nuo kito stalo darbiški vietos. Bus daugiau kur įrankių susidėti. Važiuojam tos dar priduoti, tarą priduoti, žiūrėsim, ką gausim. Akumuliatoriai, švinas priduota, gaunasi lygiai 20 kg ir iš to ateina 10 eurų 5 centai. Dabar važiuoju šalia esančią Maksimą, prisiduosiu tarą ir pasimsiu dar šiek tiek centų. Taromatus viskas suvalgė vienu įpu ir iš to padaro 17 eurų 70 centų. Labai gera suma, atilaisvinta biški vietos, einam pasimti tikrą pinigą ir tada pasikeisiu bilietukų. Dar pasimsiu ekstra pinigų, bet bilietukų neskaičiuosim.
bairis su tokia vadinė. Neblogas. Šista. Sargi dėduko nepartenka. Tai kaip nors. Ant kapotinų iškelt. Gerai, reik bortus atsidaryti. Vos tik ką tik prisidavau tarą, atvažiavo Litvydas ir atvežė man tarą. Labai gerai. Vėl iš naujo krūvą galima. Dabar žiūrėsim, biškį pasivėžinom dar su audinė. O dabar pastatysim audinę atgal į garažą ir varysim audinės dalys į kitą garažą išvežti, kad būtų daugiau vietos, kur toliau ardyti audinę. Garažo kaimynas gavo nemokamą taksi iki namų, o aš tą progą gavau 6 sekcijų špižinį radiatorių. Visi laimi. Labai gerai. Geras radiatorius. Daug sveria, tik iš 5 aukšto reikėjo atsinešti. Tai gerai, kad Litvydas dar su manim buvo, padėjo išsinešti. Dabar pasidedame garažą ir uždarom šią dieną. O rytoj bus galima susirinkti metalo laužą tiek iš garažo, tiek iš kito garažo ir prisiduoti. Padariau žibintų nuotraukas, nuvaliau dulkes nuo jų. Atvirkštinė tvarka, nuvaliau dulkes, padariau nuotraukas. Šiandien įdėjau skelbimą, valanda net nepraėjo, įdėjau už 200 parduoti. 2 žmogeliai dėl kainos pradėjo aukcioną, pim, už 200 sudėti, už 260 parduoti. Labai geras lobis. Neveltui aš taip strikinėjau iš laimės jos radęs. Nuostabu. Varau dabar kuo gražiau, kuo saugiau supakuoti ir siunčiam į Vilnių, man atrodo. Gavau iš Lino pasiūlymą įsigyti už 0 pinigų ne pačios gražiausios būklės BMW E39 universalo komfort saloną. Odinį. Tiek, kad ne pati geriausia būklė. Su durų apmušimais, juoda koža, elektrinis, man atrodo, elektrinis. Komfortas, vien tas, kad komfortas, bet nėra idealus. O čia tas nepritvirtintas, tas galas pavėpęs, vieną durą apšyfkę pasiklijuoti reikia. O toliau viskas su jo kaip ir normaliai. Tai mesiu į skelbimus už 50 pinigų ir gal kažkam prireiks. Variantas visai neblogas. Už 5 eurų tikrai turėtų toks daiktas išeiti. Pasižiūrėsim, kaip gausis iš tiesų. Atvažiuoju šiandien prie savo to garažų, kur Audi A8 stovi. Žiūriu skalbenką ir lemba turbūt nuo kokios kondiškės gal. Nežino. Vario toks gūzulas. Motoras. Kompresorius turbūt. Čia gal netyčia bus variniai, po to reiks pasižiūrėti. Žodžiu, tokių gerų lauktuvų radau. Tai iš to garažo dar pasiėmiau sėdynės liekaną. Lendu į šitą garažą, susirenku visą metalą, kiek prieinu. Ir E39 salonas kaip ir parduotas. Jeigu bus parduotas, užsidės čia. Nes šiandien atvažiuoja turi žmogelis ir pasimtų už 50 pinigų. Tai jeigu parduotas, cicing. Dabar susitiksim metalo supirtuviai. Išsivešiu radiatorių, čia metalo krūvą visą, žodžiu, apsilaisinsiu iš metalo pusės garažą. Labai gerai. Ir tokį metalo reisą pasirašiau. Nei daug, nei mažai, bet čia 2 labai sunkus dalykai, radiatorius. Ir įsidėjau Audi 1.8 motorą, nes jisai buvo išimtas, aš jo būklės nežinau, jis buvo išimtas restauravimu, tai geriau tegu eina toks daiktas jau į metalą. Ir labai abejoju, kad kažkam reikės jo. Tai 2 tokie storuliai, kurie pagrindinį kainos dalį sudarys. Ir tiesiog šiukšlių, kad vietos pasidaryti. Garažas visas baisiai užgrūstas. Bet jau rodžiu, tai neįdomu. Važiuojame į aikštelę. Gavusi daugiau pinigų negu galvojau.
Tai užlipau ant svarstyklių, žiūriu, opa, 180 kg. Labai gerai. Aišku, svarbiausia, kad ne pats užlypęs tokius svorius matau. Tai va, iš to metalo gaunasi 41,90 €. Bam! Nu, barbetai buvo parduoti, 350 pinigų, žmogelis gerai dėrėjus ir turi va čia atilenkimą, tai va tas va ir buvo atsvaros taškas, kas numušė kainą. Toliau viskas tvarkojo, nusišveis, pasidarys, bus ledas. Gavau šiandien skambutį iš Karolio, jisai man pasiūlė pasiimti F25 BMW odinį saloną, nu tik tais galinio dalį. Sako, prasiduosi RRR apie 100 vaikštų. Gerai, pasiėmam tokį saloną, jis buvo aišku purvinesnis, iš garažo, kur tenais ištrauktas, tai aš jį gražiai išsivaliau, impregnavau odą ir tikiuosi, kad parsiduos, o nereikės tiesiog tą visą ate padaryti. Žodžiu, toks va F25 galinės eilės salonas, eisi pardavimus, pažiūrėsim, gal netyčia sėkmingai išeis, kokiu pinigų pabandysiu gauti. Vakar susidūriau su tokia problema. Biški kerta man per darbus, per viską, bet yra draugų, kurie gali pagelbėti. Tai labai nepražūsiu. Žodžiu, po pirmos baudos supratau, kad Passatui technikinė pasibaigė praeitą mėnesį. Tai pirmadienį užregistruota, varysim techą. Su draugui servizą sutariau, kad po techo su baltu lapu priimtų. Nes žinau, kad iš pirmo karto nepraeis, važiuokliai ragas, nebaisus ragas, bet ne tiek, kad techa praeitų. Kokį trečiadienį gal jau būsiu su mašina, žiūrėsim. O šiandien varysiu, bent jau turėčiau varyti pas Doncę, pasirinkti visokio metalo laužo, dalių ir žiūrėsim, kas ten gausis. Tai Žydrūnas mane su savo Audi gelbės, duos pas jį Audi susikrauti gerybių ir tiek vat. Tai važiuojam, žiūrėsim, ką prisikrausim, parodysiu, pasakysiu, kas kainavo, kas veltui ir leisim į garažą darbuotis. Dangus šiandien neatrodo toksai, kad jie labai norėtų, jog būčiau iš čia garažuose, bet išgyvensim, po stogų ginelyje. Tai va, pas Doncę pirmą lauktuvių reisą pasirašėm, labai daug E39 dalių. Biški E60 šiam pirmo kažko yra. Nu, žodžiu, čia bus galima žiūrėti, daug ką bus galima kaip dalis, kaip gerą daiktą pardavinėti, daug ką į metalo laužą. Ir dar laukia krūvelė daiktų, čia dar ne viskas. Čia televizoriai, biški tiltas, bamperis, biški šiukšlių, bet tas šiukšlės gerai bus pasities garažė man. Nu, ir žodžiu, dar visko bus, tai pasikrausim sekančius, grįšim vėl. Pirmą reisą atsivežėm, galim dar truputį detaliau užmest akį kagam. 3 interkuleriai. Man atrodo, kiek nuo slyvos, kiek nuo E1 kažko tokio. Čia biški metalo. Ten apačioje eina. Stabdžių diskai kažkur. Ai, ar neėmėm dar gal. Suportų krūva. Generatorius. Kardanai slyvų. 3. Geri pardavimui. Čia įvairiausių dalių nuo slyvos.
pagrindas nuo slyvų gal labiau sakyti. Čia dėžės pilnas įvairiausių detalių. Rūkštukai, blokai visokiausi, ten visokie vamzdynai, čia visokiausių kalnas dalių, ten visokiausių kalnas dalių. Žodžiu, labai daug visko. Čia jau pusašiai, kardanas, kurie jau į metalą eis, kalnas visko ir dar, man atrodo, net ne pusė. Tai grįžtam atgal pas Doncį į garažą, kraunam antrą reisą ir važiuojam. Ir va, dar vieną neparodžiau. O čia dar visokie va, komforto blokai, ABS-ai. Tie dar gali už vieną kitą pinigėlį parsiduoti. Čia va vienas kartu su rakto ABS-as. Nu, žodžiu, kalnas visko. Varom atgal pas Doncį į garažą. Pasižiūrėsit, ko dar prisikruojam. Pasikruojam dar vieną reisą. Porą BMW lietnikų su dangteliais. Stabdžių diskų. Ten irgi dar yra diskų. Komplektas visas. Neblogas dar. Pakeliui radom dar geležinės tokias grotas. Per visą mašiną praktiškai eina. Po to, kai ištraukta bus parodysiu. Porą televizorių, duslintuvas, ten radiatorių ir visako. Iškrovęs dar parodysiu. Dar laukia E61 M-Luko buferis. Ta bandysim dar parsiduoti. Porą skardų. Vienas lietnikas laukia. Tilto negausiu. Yra kas tiltą pasiims. Buferių. Duslintuvas. Nu, žodžiu, dar yra ko. Tai antras reisas pilnai paruoštas, važiuojam iškrauti. Nu, toks greitas prabėgimas. Doncė laukia, tai greitai va. Dar privežta krūva visko. Ten porą lietnikų, dar vienas lietnikas laukia. Ir 2 skardos. Sakiau, čia irgi slyvos dalių. Ten porą slyvos telikų. Diskai labai neblogos būklės. Ten dar visko yra. Matos va grotos nemažos tokios. Po to šiam pirmo 60 šiam pirmo, žodžiu, DPF-as bus galima ant nuomos leisti arba parduoti tiesiog, bus matyt. Ir tiek, vat, grubus vaizdas jau vis gražesnis, pilnesnis. O dabar varom atgal pas Doncį, kad negaišti jo laiko. Ten matau kažkas krenta, tai uždaryt vartus greičiau ir nežiūrėt kaip krenta. Ir sukrautas paskutinis reisas, pridėta dar slyvo žibintų visokiausių, bamperis, taip detalių, biški metalo, biški dalykų. Vienas gigantiškas taros maišas ir vienas mažesnis. Tai taros dar didžiulę krūvą sukrovė. Tai, žodžiu, vėl pilnas reisas ir jau paskutinis šiandien. Kiek čia 5 turbūt kokie reisai padaryti, 4-5 kažkas tokio. Garažas stipriai užgrūstas bus, bet koks stipriai užgrūstas bus, tai pamatysite jau kitam klipe. Viskas, paskutinis reisas grąžintas į garažą. Pradėkim nuo taros. Toks didžiulis maišas. Realiai va, pusė mano ūgio maišas. Prikrautas taros ir šalia dar mažesnis. Prikrautas garažas stipriai. Labai daug gerų daiktų, labai daug priduodamų daiktų. Čia tikrai didelį kiekį pinigo išeis pasidaryti. Labai šustra kepurė. Reikia įsivalyti ir visai nieko bus man. Pilnai, dedam pilnai jau. Ava. Gera. Pilna visokiausių dalių, kas tikrai parduodama, kas tikrai turi kainas. Žibintų dėžę atsivežiau 3,9. Ir skaidrus, ir oranžiniai, ir tokie minimaliai padefektuoti, bet šviečiantis. Nu, žodžiu, bus visur čia pinigų. Aliuminio gabalų, variklio apsaugų. Nuo šiam pirmo nuimtas buferis M-Luko. Kalnas visko, tikrai. Net nežinosiu, nuo ko reikės pradėti viską čia pardavinėti. Pirmiausia, aišku, bus paprasčiausi dalykai. Reikės kur metalai, kur grinai metalai, susikraut metalui priduoti. Aišku, vėlgi, Passatas dabar kiša koją, bet rytoj su Passatu varom technikinę, tai po technikinės varau pas Tomą į servizą su baltų lapu ir gal kokį antradienį, gal trečiadienį o Passatas bus techniškai tvarkingas.
Ten siaubingai daug vis tiek, jam nereikės. Pagrindas jam važiuoklė ragas. Kitas dalykas, taip, irgi, Doncė nieko iš manęs neprašė pinigų, nesutiko nieko imt, viską pasiimk, aš jam padarau paslaugą, jisai man padarė paslaugą, bet jo paslauga daug didesnė negu kad aš čia išvežiau keletą dalykų, kurių jam tiesiog nereikia, kas išmetimui. Tai Doncė, dar kartą didžiulis tau ačiū, šaunuolis esi, ačiū labai. Ir dar didelis ačiū Žydrūnui. Ačiū Žydrūnui už pagalbą. Padėjo susivežti viską. Padėjo su savo Audi. Labai gerai, kad jinai jau buvo sutvarkyta. Padaryta. Tai gerai, kad garažą gavo iš manęs. Sutvarkė, važiuoja, lekia, pilna vietos. Dabar reikės grįžti į garažą, visus jo daiktus atgal į mašiną sukrauti. Tai Žydrūnui už kurą, už laiką duotukėlį duodu. Važiuoja mano sąskaitą dar pavalgyti. Ir dar tokį pasiūlymą daviau, kad kitą reisą pilną, kiek jisai man pridraskys sėdinių, visas tas sėdinių laužas, bus visas pinigas jo. Bet tai mažinama penketo dalį. Tai tarkim, jeigu bus 16, 15 duosiu, jeigu bus 19, 15 duosiu, jeigu bus 21, 20 duosiu, jeigu bus 20, kokie 6, 25 duosiu. Nu, va tai. Tai irgi visą tą, ką nuo sėdinių išgliaudys, pasiims pinigą savo, aš savo tą centinę dalį tik pasiimsiu už tai, kad už kūrą. Ir viso. Tai varom pakrauti Žydrūno mašiną atgal jo daiktais, arba varom pavalgyti kažkuris iš tų dabar dalykų. Ir žiūrėsim, ar vakarosim šiandien garažė, ar varysim namo. Kadangi Doncė nenorėjo finansiškai nieko iš manęs paimti, tai nutarėm, kad galim jam padaryti net dudukę reklamą ir atsiskaityti už gerų. Taigi, Kėdainiuose esančiam Giraitės turguje yra Doncės darbo vieta, kurioje jis gamina raktus, taiso laikrodžius, keičia elementus, apyrankės, parduoda laikrodžius. Todėl visi, kam reikės pagalbos būtent su šiais dalykais, yra kviečiami apsilankyti. Basanavičiaus gatvė 80, Kėdainiai, Giraitės turgus, raktų gamyba. O jeigu dar apsipirkdami pas Doncę pasakysit, kad atėjot per mane, Šarą arba Jaugę, tai Doncė dar jums padarys papildomai 15% nuolaidą prie jo ir taip žemos kainos. Tai dar kartą Doncė, didelis ačiū tau, o mes grįžtam prie darbų. Na ką, labai ilgai nepabuvau be Passato. Penktadienį gavau pirmą baudą dėl technikinės, šiandien pirmadienį truputis po pietų aš jau su žaliu lapu. Tai prasėjai tas Passato techas iš antro karto. Didelis ačiū Tomui iš PM6 garažo, kad priėmė mane greitai. Nu, jau buvom sutarę penktadienį, paskambinau, sakiau, kad atvarysiu pirmadienį. Tai sugebėjo pirmąją prišokti, padaryti viską. Pagrindas, esmė viso to buvo tų problematiškų vietų. Tai važiuoklė, akumuliatorių reikėjo prisitvirtinti, reikėjo nusiplauti variklį, spiroklę pakeisti. Daugiau ir nepamenu, kad žodžiu tokios smulkmenos realiai, apart važiuoklės. Viskas aišku buvo, kad kas per gedimai bus, dėl to paskambinau Tomui, pasakiau, kad važiuoklę reikės tvarkyti. Tai su remonto išlaidom, su variklio plovimu, su technikinė ir pakartota technikinė, man visą tai atsiėjo 297 eurus ir 40 centų. Kadangi Passatas labai stipriai kankina savo važiuoklę dėl projekto reikalų, tai aš tos pinigus ir kompensuosiu iš projekto. Tai atskaičiuojam 297 eurus 40 centų iš projekto ir turim visiškai beveik ledovą Passatą. Gal ledovą nelabai, bet techniškai tvarkinga, tai tikrai. Sava eiga svarbiausia Kėdainiuose. Turim šiandien labai lietingą orą ir vėl nesmagu dirbti. Atvažiavau į garažą, sakau, kažką reikia pasidarbuoti vis tiek. Žiūriu čia, blemba tiek daug darbo, kad nežinia nuo ko griebtis, o kai toks oras, tai irgi nesinori daiktų į lauką nešti, tiek fotkinti, tiek kažką su jais daryti. Tai nutariau, kad reikia važiuoti prisiduoti iš Doncės gauto tarą. Tai čia vien tais gigantas maišas ir tas
didelis, bet beveik tuščias maišas prisidos, padarys biškį pinigų ir padarys nemažai papildomos vietos. O po to varysiu turbūt į kitą garažą, tenais pasižiūrėsiu, ką veikt ir gal pasigrėpsiu kokią kondiškę ardymui. Gal tos interkulerius nusidaužysiu, radiatorius į laužą paruošiu. Laikas parodys, bet dabar varom prie Dotarą. Oras vis prastyn, nieko gero, bet kas gero, tara priduota 11 eurų 80 centų. Ačiū Donce dar kartą ir čia dėkočiau dabar šitoj sekančiai ir dar turbūt sekančiai serijai už viską, ką davėjai. Tai varom pasim dabar tikrus pinigus ir žiūrėjau garažą, žiūrėsiu, ką sumastyti tokiu oru veikti. Apsirankiau dabar iš to garažo biškį visokio aliuminio laužo, elektronikos laužo, vario laužo. Tokius dalykus, kuriuos norėčiau dabar išsivežti į kitą garažą, išardyti, išrūšiuoti, ką reikia išmest, ką reikia pasidėti į pridavimo krūvą. Žodžiu, aptuštinsim vietą, pasiruošim biškį į priekį. Tai kol labai stipriai vėl neįsilyja, važiuojame į garažą.
Opa. Dar vienas gabalas aliuminio paruoštas. Nežinau, kiek čia laiko trūko, turbūt kokią valandą. Nu, gal iš šito kokie 5 eurai gausis. Daug svorio neatrodo. Kiekvienas šudelis skaičiuojas ir labai skaitos. Metame krūvą ir žiūrim, ką toliau veikti. Pasidarė įdomu, kiek iš tiesų tai sveria. Tai užsimetam ant svarstyklių. O, net pitakų iš jo neuždirbsim. Kilogramas 170. Kažkas tokio. Bet, kadangi šiandien ruošiu aliuminį, tai turiu dar mintį, ką reikia pasidaryti. Turiu visokių kabelių krūvą. Tai tokia nemenka krūva. Reikia pasisverti aliuminį ir visus tos aliuminius šiandien bandyti sukapoti. Tai čia antena, varis, čia jau aliuminis prasideda. Jo. Pažiūrėsim, kiek aliuminio čia pas mus užkaupta. Dar vienas varis. Jo, nu negriebsim. 12 kg 720. Tai va, visą tą reikės dabar nudraskyti, jeigu užteks ant suktuko akumuliatoriaus. Galima persikėlinėti viską ant stalo ir startuoti darbelį. Nu, su Litvydu pirmą gabalą aliuminio laidų sudarojom. 5, 3, 4. Ir dabar pats einu prisėst biškį patingėt.
Litvydas toliau važais dabar su mašinėlė. Žiūrėsim, kaip jums seksis. Pirmas kartas. O, nu, pirmas blynas. Prisvylęs ar geras? Tu esi išnos. Geras, geras. Gerai, palieku visą įrangą gerose rankose. Ir šiandieninius darbus jau baiginėsim. Litvydas dar laidų pridraskė. 1,7 kg. Tai ką mes čia iš viso dabar iš laidų pusės turim, pasižiūrim. 7 kg. O tai jau. 7 kg iš aliuminių laidų. Biški čia dėžė aliumo, biški čia krūva aliumo. Ir čia, ir čia. Ir dar biški čia. Žodžiu, toks jau bus pakankamai neblogas aliuminio reisas. Reikės rytoj įsivežti viską. O čia dar bus ardyti ir ardyti. Ir ten dėžiai, ir ten visur. Bus tikrai ką veikti. Tai šiandieninius darbus jau pasibaigėm, jau ganėtinai vėlų. Laukia tamsu. Galima ruoštis namo. Tai dar pakeliui namo važiuojant užsuksiu į kitą garažą, pasiimsiu dviratį. Rytoj padausiu dviratį pardavimui. Už 10 pinigų. Ir tada, kai netingėsiu, iš karto turbūt ir lėksiu metalą prisidėti. Tai susitiksim rytoj. Ką tik susitikau su dviračio pirkėju, pardaviau dviratį už 10 eurų ir atvažiavau garažą susikrauti aliuminio laužą. Tai va, tiek aliumo dabar vežu į supirktuvę. Tai radiatoriai pigesnė kategorija, tos karščio apsaugos irgi man atrodo pigesnė. Toliau motorkė autodalis, tenais kaip skarda ir čia kaip laidas kažkas tokio. Žodžiu, viską pasvėręs, mačiau, kad ten apie 50 kažkas kilogramų, bet ne viskas vienodos kainos, tai kažkas apie 9 eurų gal gausis. Žiūrėjom, priduoti ir sužinosim, kiek iš tiesų. Aliuminio laužas priduotas, oras žiūriu vis prastyn eina, jau po biškį pirmi lašai krenta, bet gerų žinių dėl pinigų. Tai 79 eurai 15 centų. Galvojau, krausiu šiandien gal metalo reisą, bet pagal dangų nežinau, ar aš noriu krauti. Turbūt važiuoju, apsitvarkau garažą, pastatau audinę atgal namo ir turbūt pats važiuoju namo. Stabdžių diskai parduoti įmukui už 30 pinigų. Va, iš Doncės atvežtų daiktų jau pabiškiai eina pinigiukai. Dar vieną dieną gerai padirbėta garaže. Daug darbų padaryta, pasiruošta sekančiai dienai ir aplamai tiesiog tvarkos. Va tas mano lobių kampas apmažintas šiek tiek, sudėta į kibirus, atsiprašau, šiek tiek metalo. Čia paruošta biškiukas metalo, nu nėra toj pusė labai daug suruošta. Ten visokie pagrindas vario motorai, nuskalbenkų motorai, tipi visko. Čia suruošta krūva metalo išvežimui, rytoj reiks vežti, nulėk dar į kitą garažą apsirinkti metalo. Truputį atsilaisninsim, žodžiu, visas toks jau kampas gerai atsilaisninęs gausis. Pada ten dar biškį reikės aprankiot kažką kada nors. Čia va visko, tokie geri kampai, tik nelabai stipriai matysis turbūt. Čia pilna visokių vario dalykų, ten pilna visokių vario dalykų. Čia spintai pilna visokiausių gerų vario dalykų. Žodžiu, visko pilna priruošta. Svarbu tik reikia norėti dirbti. Tai noro yra, visko pridaryta, dar biškį prisidariau aliuminio kartu su Litvydu čia. Tin, paardėm, padraskėm viską. Bet tokia buvo labiau apsitvarkymo, pasirašymo metalo išvežimui dieną. Tai daug visko padaryta, mus galima rytoj sėsti mašiną ir važiuoti. Bet šitą pamatysite jau kitoj serijai, nes šitai serijai medžiagos, manau, sočiai užtenka. Tai varom pasidaryti paskutinius apskaičiavimus. Kiek pinigų uždirbta, kiek pinigų išleista, ar nuėjami pliusą, ar nuėjami minusą ir visą ką. Nu, žodžiu, einam į apskaitą. Apskaita. Nu va. Tai paskutiniai skaičiavimai, paskutiniai dalykai. Šį kartą keista, bet neišėjo niekiek pinigų rasti. Ne vieno cento nepavyko rasti
per šitą laiko tarpą. Tai niekur nuo to nedadedam. Toliau. Iš YouTube'ės nuo praeitos serijos iki dabar, kol montuoju, išėjo uždirbti 20,53 €. Tai labai padėjo, kad prie tos vis tiek dadėta buvo Audi A8 apžvalga. Ta apžvalga buvo gerai pasirodžius, daug kas pasižiūrėjo, iš to atėjo krūvykė pinigų, tai dėl to ir daugiau gavosi. Ir viskas, iš uždarbių daugiau nieko nebebuvo. Toliau išlaidos. Tai buvo sumokėta Žydrūnui 20 pinigų, už Passato technikinę 297,40 ir kūras. Tai kadangi kūras skaičiuoju dabar 8 litrų 100 km, tai mes nuvažiavam serijos tikslais 88 km ir kūras buvo piltas grubiai už €70 litrui. Tai kūro suma gavusi 11,97 €. Ir taip bendros, nepaskaičiau kiek čia bendros, žodžiu 300 kažkas gausi bendros išlaidos. Tai serijos metu uždirbta buvo 883,13 €. Po išlaidų ta suma pasidaro 553,76 €. Ir taip mūsų bendras uždarbis pasidaro 1256,01 €. Plius labai daug įvairių daiktų. Ir va, draugai, šitai serijai bus tiek. Ačiū labai už kantrybę. Ačiū tiem, kas įžiūrėjo kuo daugiau šitos serijos. Stengsiuosi kitą kartą tokios ilgos nedaryti, bet tiesiog taip gavos. Turėjau tokios medžiagos, kurią galvojau dėt ar nedėt, ar tiesiog daryti tokį atskirą segmentą, tarkim 18,5 seriją, kai aš tos laužus visokios, elektronikas, aliuminio laužus, tos dalykus, kai doroju ir tokio pusiau timelapso darau. Tai ar daryti tokią man geriau kaip atskirą seriją, pusinę tokią seriją daryti, iš vis išsiplėsti kažkur, ar jums tinka tai, kad į tą seriją įmetu ir bum, viskas po biškį, kas nepatinka, prasisukat ir panašiai. Pakomentuosit savo nuomonę, pasakysit ir žiūrėsim, kaip eigoje toliau elgtis. Tai paspauskit patinka, susiprenumeruokit kanalą, palikit dar kokį šustrą komentarą arba tiesiog savo nuomonę, ką tik prašiau, pasvarstykit, gal norit tapti kanalo nariu ir užhypinkit šitą video. Ir turėkit nuostabią dieną. Ačiū labai, draugai, kad žiūrėjot, ačiū už jūsų kantrybę, kad žiūrėjot visą šitą video. Jeigu nežiūrėjot, pasileiskit iš naujo, jeigu praeina, jūs kažką kito galite žiūrėti. Ir turėkit nuostabią dieną. Ate.